Bus Bonnie ir Clydas. Yra, manau, pati aistringiausia pora Amerikoje. Ką tu manai? Manau, kad mes padarysim dar geriau negu Bonnie ir Clydas. Tuk, banga, hop. Galvok apie tai, kad galva negali taisyk šitą dalyką, nes jis labai iš šono išlenda. Labai baisu. Labai baisu. Man tai labai baisu. Man panika. Nežinau, kiek čia dabar reikės dirbti. Naktim gal miegosim čia. Kad bus aistra, tai tikrai. Ir tada varom. Ir. Kas buvo toliau, kur yra ginklai, ten turi būti kova, o man kovot patinka. O kur yra ginklai, ten yra ir aistra. 2, 3, 4. Anksčiau ir vėliau jinai ateis, iki šeštadienio net nebejoju, kad ateis. Aš net nebejoju irgi, kad... Bet kokį pavidalą, tai čia dar klaustukas ir mums, ir jums. Jūs tai, surimtėk vieną dieną ir pradėk rimtai šnekėti. Šoka Justinas Lapatinskas ir Sandra Saikauskaitė. Palaikykite šią porą trumpuoju telefono numeriu 1670. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run away, baby. Before I put my spell on you, you better get away, darling. 'Cause everything you heard is true. Your poor little heart will end up alone. 'Cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. See, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. Yo, see, I ain't tryna hurt you, baby. No, I just wanna work you, baby. If you scared, you better run. You better run. You better run. You better run away, baby. Before I put my spell on you, you better get away, darling. 'Cause everything you heard is true. Your poor little heart will end up alone. 'Cause Lord knows I'm a rolling stone. So you better run away, baby. Justinas Lapatinskas ir Sandra Saikauskaitė. Malkutė nepargriuk. Sandra tiesiog spinduliuoja energiją ir šypsenom. Ir žinoma, gėlės iš gerbėjų, kurie taip aistringai plojo, net atsistoja. Taip, jaučiu ir pasisakys. Kiek vėliau. Dabar svarbiausia, kągi pasakys mūsų komisija. Jurijau, jūs likote sužavėtas šokio pabaigą, ar aš klystu? Man labai patiko, kad aš galėjau pažiūrėti po sijonu ir trinktinti Lapatinskų per užpakalį. Buvo 2 laimėjimai mano gyvenime. Tai va, aš labai norėčiau pasakyti, kad, suprantat, tėtė Samas, mes įsiaiškinom, kad Samas jau yra Justino, yra tėtė, kūrybinis tėtė. Jisai kažkur atrado ten danguje. Taip, Samai? Po to mes atradom Justiną Lapatinską čia, Šok su manimi, bet aš galvoju, kad šių metų atradimas yra ir reikėtų ją nominuoti, tai Sandra Saikauskaitė. Aš galvoju, kad Lietuva įrodymas jums, kad tai mergina gali vyro gyvenimą apversti, kaip ten sako, žemyn galvą ar aukštyn kojom. Jau kaip nori ten panašiai. Ir aš galvoju, kad jis dabar taps tikrų vyrų, nes jisai žino, kokia yra tikra moteris turi būti. Stipri, energinga ir tokia žavinga, talentinga. Aš dar sakyčiau, sustabdykit mane, nes aš dūstu iš to džiaugsmo, kai aš matau, kaip Sandra šoka. Aš net turbūt pusės nemačiau, ką darė Justinas, nes Justinas... Tai yra nuostabiausias dalykas, kai tu turi gerą šalį, panašiai kaip Daniutė, suprantat, šoka ir nežinai, ar Daniutė talentinga, ar Mirko. Tai ar Daniutė talentinga, ar Mirko? Daniutė! Daniutė talentinga! Abu! Reiškia, kaip pulti, kaip įdomi, kokie jūs įdomus Lietuvė. Jeigu, kaip mes pešėmės, tai jūs iš karto už ją. Tai o kodėl dabar jūs nepasakytumėt, kad mūsų talentingiausia? Pasakom,
Talentingiausia. Edita, Aš čia neturiu tiek pinigų, nesusitaikymas. kad jums tokias dovanas Ne, dovanot. nesusitaikymas, dovanų man nereikia. Aš priimu dovanas tik iš giminių. Baigiu savo... Tai Grigaitis kalba. jūsų Dėdė ar giminė. Aš tiesiog nualpęs iš laimės. Ačiū vaikai jums. Iš ties fantastiška, Jurijau, kad jūs alpstate iš laimės, aš džiaugiuosi. Sandra, tavo vietoje aš eičiau bučiuoti Smoriginą dabar. A mes dažnai bučiuojamės. A, tai tada mane. Nieko, Prašom, pavyzdžiui. prašom. Viskas tvarkoj. Pastovėkit, jūs nepastebimas. Pone Jūratė, Aš manau, kad šiandien reikėtų daugiau šnekėti ne apie profesionalą, bet apie mėgėją. O Justinas su kiekvienu pasirodymu rodo progresą. Ir šiandieną Džiaivas super sušoko Justinas. Ir aš labai džiaugiuosi ir sveikinu jūs. Bravo. Bravo, ačiū. Edita Daniutė, manau, bus kritiškesnė. Labas, Justinai. Iš tikrųjų, labai fainiai, jūs žmonės gražiai atrodote ir viskas gerai, bet paprasčiausiai aš galvoju, kad Justinas yra, ko gero, silpniausias šių varžybų dalyvis. Ir aš manau, būtent nieko neturiu prieš progresą, tikrai tai buvo geriau negu geltonkasės lietuvaitės. Bandėjai šokti džiaivą, kartais klydai, kartais pamiršai žingsniukus, bet tai vis tiek buvo pastangos. Kadangi Sandros žavumo, Sandra turi neliečiamybę iš tikrųjų, o aš turiu įvertinti Justiną, tai kartais visos programos metu aš manau, kad pastangų truputėlį pritrūko ir aš manau, kad šis vakaras turėtų būti tavo. Ačiū. Ta prasme. Savo eilė Mano išeiti. visi vakarai, kol aš jaunas, tol mano visi vakarai. O dėl visų kito, ką norėjau pasakyti, tai žinokit, man be galo patiko šokti. Klydau, gerai, neprofesionalas esu. Bauskit mane, ačiū tau, Sandra. Atsipalaidavau, pamiršau, gal ten tuos. Man žinokit, jie nerūpi. Atsiprašau. Justinai, žinok, jaunystė tai yra toks trūkumas, kuris labai greitai praeina. Jaučiu. Justinai, aš tau pasakysiu dar vienas tokį paslaptį, va, aš senas šernas esu jo. Aš tau pasakysiu, kad pats fainiausias, nuostabiausias vyras yra tas, kuris sako, kad aš klystu. Tu aš klystu kiekvieną kartą, kad čia užlipu. O čia tavo yra aukso gabalas. Bet man be galo patinka. Na kągi, Samai. Kągi, bausiu kaip tėvas, normaliai diržą duosiu. Mažai dirbai šiandieną. Prieš tą šokį pasiruošti tikrai silpnokai. Sutinki? Ar sutinki? Aš prieš tėtį nieko, aš turiu turėti. Ne, viskas ok. Kaip aš galiu rėkti ant vaikų ir iš tikrųjų, aš atsimenu, kaip Justas atėjo pas mus į dangų ir visą laiką va taip būdavo. Va taip scenoje. Oi, visą laiką tą nugarą tokia, dabar žiūriu, ką tu vyras. Jis pušis nešė turbūt iš miško. Šoka judesius daro, iš tikrųjų pažanga stebuklinga ir iš tikrųjų jisai, atrodo dabar visai ne tas medinukas, kuris buvo atėjęs į dangų ir kuris laimėjo antrą dangų. Taip, jūs? Tikrai taip. Pablokit jam. Dangui. Jo, o iš tikrųjų aš sutinku su Jūriju, mes su Jūrijum šį pavasarį darėm projektą Tu gali šokti ir kai Sandra atėjo pas mus į atrankas, mes pasakėm, wow, va čia tai mergina sutverta tikrai šokiui. Sutverta šokiui ir kai jinai išeina ant parketo, ar nesvarbu ant asfalto, ar kur jinai tik tai be padarytų judesi, ten gera žiūrėti. Tai ir aš iš tikrųjų, jūs tai iš tikrųjų nieko nemačiau, ką tu veikia irgi. tai gal galima vertinti Sandrą? Nieko nemačiau, kažką. Reikėjo žiūrėti, bet kadangi tu šalia jos, tai jau viskas gerai yra. Ir gavosi bendrai labai nuotaikingas geras šokis, nors istorijos aš čia jokios neperskaičiau. Apie ką jūs darėt, bet man tik tai pritrūko, man gaila, kad čia retro rūbai, nes Sandros pilvas koks grožio yra. O čia tai yra tikra aistra. Kągi, komisijos, čia dar nori pasisakyti, aš taip ir galvojau. Prašau, Rūta. Labas vakaras. Aš norėčiau pasakyti, kad buvo viskas labai šaunu ir iš tiesų šiek tiek paprieštarauti mūsų labai mylimai Daniutei, kad čia šoka vienas profesionalas, o kitas šoka tas, kuris ateina mokytis to. Ir profesionalo darbas iš dalies yra paslėpti to besimokančio šokti klaidas. Ir labai džiugu, kad
per visą ekspresiją ir energiją nesimatė tų klaidų ir viskas buvo super, buvo labai gera energija, veidai dirbo fantastiškai ir tikrai super šaunuoliai. Nes tu irgi žiūrėjai į Sandrą, ar ne? Aš žiūrėjau Justiną, bet buvo labai gerai. Beje, komisijos balai, jeigu galima. 10, 10, 4, 10. Ačiū labai. Prieš žiūrėjimą.